O tai žodžiu, žiauriai patogus užlipimas. Iki APV dėžės 300 litrų. Hidraulinis gylis. Dvigubas uvolas, labai senai tokio norėjom. Apie vieną diską iki 12 cm gali dirbti. Atraminiai ratai. Bandysim važiuoti į tarpinių pasėlių lauką padirbti. Iš apakštyną tokį. Oti. Važiuosi? Gerai. Pirkom biškį dėvėtą jį. Vien dėl to, kad su APV dėžių. Dėžių nebus per mažai, bet kol kas tai mes jų belė kiek turim. Guminė apsauga. Bus matyt. Ir 6 metrai. PDŽ, netikėtas PDŽ, tai PDŽ reikėjo įdirbti, negalima pjauti, tai įdirbinėjom va su nauju skutiku. Čia dar yra ir dobilų augančių, su dronu išbarstyti buvo, yra daug vešlesnių vietomis. Nu, kviečiams turėtų patikti, bet čia pus pabirų, kiek tų apsiuko, tai o jėzau. Nu, bet ką, dėsim dirvinį. Čia greičiausiai komplytą reikės kokį panaudoti. Pasidarysim čia sėklinį lauką, nes turim nupirkę. Tai ja, pabirų bus žiauriai daug čia, tai nusprendėm, kad geriausiai yra susiskust, susidaiginti pabiras, galbūt nuglifosuosim arba antrą kartą tada išdirbsim ir tada panaudosim komplytą. Nes čia bus ir balandos, ir to vasarinio rapso. Aišku, jisai per žiemą iššals, bet kaip tas volas gerai dirba, tai šakė. Atleiskit sliekai, žinau, kad jums nepatinka čia tie visi kapojimai, bet ne visus jumis perkerto, o visas sveikas. Tai va, toks ir video šiandieną. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti paspaust, parašykit komentarą kokį nors. Šiaip, kiek liks nautilo bus matyt. Jo kažkiek tikrai liks. Tos tiesioginės sėjos, bet, nu, įdomus pamąstymai visokie. Nors vasarinių miežių daugiau tiesiogiai kūliam, tai kur galėsim, ten sėsim tiesiai, kur negalėsim, ten dirbsim. Būsim lankstus šiame klausime visam. Ant rapsų tai tikrai pasimatė vienareikšmiškai, nežinau.
Arba mes nemokam, arba tiesiog paprasčiau taip yra su juostinė. O ar čia reikėjo skus? Čia reikėjo skus dėl to, kad su stripketu 2 kartus buvo varyta. Tai čia kalniukai buvo likę. Tai žinai, paskui keurus metus šokinėti per juos, tai irgi nesąmonė. O plius šitie padažu visi ir norisi susidaiginti viską. Važiuosim barstyti kalio chloridą ir darant vieną lauko fosforą. Norim sutvarkyti visus tuos elementų reikalus. Reikia pasimti pakrovėją, nes baigia kamerą įsikrauti. Tai vat, norim susitvarkyti elementus, rūkstamus visus, tai padaryti agrikono visi tyrimai, tai bersim, pirmi metai skaudžiausi, o toliau jau mažiau reikės, mažiau. Bet pirmi metai tai jo būna, auč! Iš draugo pasiskolinau ekraną su atrakinta kintama norma, nes manaškis jisai gali dirbti, bet jisai kada tenais spaudomas yra, tai ten krūva reikalų. Ten gali, bet ten labai sudėtingai viskas darosi. O čia viskas labai paprastai ir yra atrakinta. O šiaipus atsirakinėti 7,500 eurų licenziją, kodukas kainuoja, kad galėtum bert kintamą normą. Realiai tikriausiai mes dabar įsibersim, o kitais visais metais žiūrėsim, kokie kiekiai reikalingi ir galbūt net susiejamosiomis tik tais dėsim ir viskas. Nu va, kaip turi chebras, tai gerai, nereikia išlipti. Aš susispaudau visą žemėlapį, tai vat, laukas zonomis yra išskaidytas. Kas nežino, tai vat, taip atrėšimas vyksta. Vienoje zonoje 90 kg, kitoje gal iš viso nieko, kažkur 2,5 kg. Ir bevažiuojant, tu važiuoji va, tai va, ir ta zonas tau išbarsta. Kiek reikia. Šitam laukui dabar, kiek pamenu, visam laukui kalio 3 tonų vat reikės. Ir tas 3 tonas išbarstys, vidurkis gausis po 100 su trupučiu. Ir viskas. Bet beri ten, kur reikia. Čia farmetas dirba ten toliau. Tai fendui, žodžiu, galę dinginėja kartais, tai pakeitėm daviklį, bet, žodžiu, fendui užsakyta pravotkė visą variklio. Laidų pynė 2000 eurų. Tikėkimės, tik to tai reikia. Nes pasijudina, gerai traukia, eina kaip bitė. Būtų mechaninis gedimas, jisai neitų. Eitų, neina, nebūna taip, o ten grinai su laidais kažkur gerai pajuda kažkas ir nustoja veikti. Žodžiu. Va, rapsas iš šono, kaip atrodo. Rytoj irgi gaus jau kitą antrą augimo reguliatorių. Jis jau pradeda tysti. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Mes toliau varom, dar reikia apie 100 hektarų užbarstyti. Ne 100, mažiau biškių. Apie 60, bet čia greitai turėtų eitis. Tai jie po vieną užpilimą kiekvieną lauką, tai bandysim kažkaip gerai. Va, kaip pavyzdys šitoje vietoje, tik 92 kg berėsi. Matau, kad dar neatvažiuoja teleskopikas, tai parodysim rapsus. Kosmosas. Čia mum iš po praeitų metų tai kažkoks kosmosas yra. Aišku, jie čia biškė azoto dabar yra nemažai gavę, nes šitam lauke su fosforu buvo labai prastai. Tai patvarkėm tą skirtumą, bet rapsiukai tai jau Belkarą irgi gavę su metazamiksu, tai suraitė visą žolės, va, iškrito. Tai rapsas tikrai jau perauginėja ir tikrai reikės stabdyti antrą kartą. Čia kur tau, tai taip atrodo, tai čia
Jau per didelis net. Reikės prasipjaut, pasižiūrėti, bet... peilio neturiu, atidaviau. Bet jau matosi, kad yra pakeltas augimo kūgelis aukštyn. Dar kalsim jam per stogą ir tikėkimės, kad užteks. Nes čia kopustienė gera jau. Galvojau, Belkarą su Metazamiksu pastresuos, bet labai minimalus stresas buvo vienai porai dienų tik tais. Drėgmės užtenka, šito maisto irgi, tai čia lapės suraitė. Čia geras mulčias. Tai klausykit, 50 cm, manau, tikrai nėra per platu. Plius, čia pavasarį, kažin kaip jisai atrodys, tai tikrai užsidengs tas tarpas. Panašu. Bet čia yra daug tų tokių ryžų. Net nepadėjau net granulės čia. Bet čia ir šešėlis nuo medžių didelis. Va būtent šita vadovėlinė situacija, žinai, kada rašo, kad plinta nuo krūmų, nuo palaukių. Ir plius šešėlis užsilaiko, drėgmės daugiau užsilaiko, ne? Jo, čia grinai. Ir išvetino. O, čia nežinau prieš... Granulės teisėjai davėjai, ar ne? Tai va čia va tuose laukuose davėm, tai va viskas ir normaliai. Jo. Po to antrą kartą nereikėjo duoti? Ne. Ne. Nes mes prametėm tą momentą, matyt, kai paskui sausa vėl užėjo. Jo. Nu tai ir prašoka tą momentą. Jo. O šiaip tai jau čia viskas ir targa suduota ir... Tai targa kada... Trumpinimas. Tai kai trumpinimą darėm, tai kada čia? Gera savaitė atgal, 2 gal jau net. Gerai matosi, jau suveikia. Jau visas išrudęs vidurys. Bet čia greičiausiai antra banga bus, nes va, lenda. Antra banga pareis tikrai, nes neišvengiamai yra. Kadangi žemė nesijudino šičia, tai ir nesusidaigino ir pareina antra banga, tai čia jau šito neišvengsim. Ir bus ir tų pačių vienskilčių, matosi irgi. Šitam lauke ir miglės buvo, ar ne? Miglės daug buvo, tai čia po incelo tas laukas. Metazakloro naudojai čia. Jo. Naudojai, ar ne? Jau suduota irgi viskas, tai. Nu, įdomu, kaip seksis su metazakloru, biškai. Gal truputį... Biškai augalinių liekanų turim, ne? Biškai ir sausesnis periodas dabar, bet šiaip buvo drėgmės daug ir turėtų suveikti gerai prieš miglę. Aš iš viso galvoju, gal kitais metais irgi dirvinį, nes kaip pagalvoji, tas va tarpas visiškai švarus va pasidaro. Jo, tai išvalo puikiai. Nu. Jo. Tai čia sakau gal pasiduot, bet, žiūrėsim. Jo. Nes, matai, miglės pareina visgi. Tai va, čia. Ir miglės panašu, kad bus. Va, matai, tarpuose yra. Tai čia buvo Metazamiksas su Belkaru, ne? Jo. Ir papildomai Metazakloro dar dadėjai? Padidinau tik tais Belkaro su Metazamiksas. Jo. Tai 0,6 tik tais Metazamiksas. Jo, supratau, ir papildomai nedėjai. Ne. Nu, tai taip, tai tada dėl miglės viskas aišku, kad jos ir neišvengsim, jos ir bus čia. Nes va, jo, tarp eilėse yra jos. Nu, bet rapsas... Bet svarbu, kad po incelo, žinai, aišku, gavom čia tų kritulių nemažai. Jo, bet kas šiemet buvo ganėtinai neramu, kad krituliai realiai iškrito prieš posėjos. Javapjūtės pradžioje, ar ne, o pats didžiausias kiekis buvo rugpjūčio pradžioje, ar ne, tai buvo biški neramu. Stai? Kas? Kažkas groja? Muzika? Spotify neįsijungęs. Jo, tai buvo biški neramu, kai bus su sulfuronu, ar ne, ir dar plius žemė visiškai minimaliai dirbta, realiai tai vagutė išvalyta, bet viskas gerai, rapsas atrodo puikiai.
Nu, čia bus įdomu, kaip čia atrodys. Kiek čia 10 veislių nepasėjom? Jo, o kokiu gyliu dirba iš šitą būtent tarpą? Nu, čia nuo 12 iki 15 kažkas. Aha. Ir visiškai va. 50 dapo. Super lengvai eina. Ne, mapo. 50 kg ir dabar palei tyrimus viską išsibarstėm. Tai dar vakalis vakar barstytas buvo. Tai dapas ėjo į vagutę. Jo. Norėjom po 100 dėti į vagutę, bet nu, čia taip gavos, kad jau apjūtė, dar pjovėm, nebuvo kam atvežinėti labai, tai nutarėm po 50. Supratau. Nu, rapsas šiai dienai vienas galingesnių, ką teko matyti. O čia kokioj veisliai stovim, gali pasakyti dabar? Nepasėmėm lapų, žinok. Antras stambiausia antra veislė. Nes sėta palei stambumą visos veislės. Ai, supratau. Ir ten jau smulkiausios. Supratau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapelį leidžia. 7 lapai. Čia jau reiks. Lapai rugsėjo pradžio yra stipru. Ir šičia jau vienas augimo reguliatorius yra atiduotas, ar ne? Prieš kiek laiko? Nu tai sutarga kartu. Ai, tai... Kiek čia taip to laiko? Nu, porą savaičių maksimum. Tai realiai prie tokių augimo sąlygų dabar reikės antrą kartą važiuoti neišvengiamai. Nu, dar žiūrėk, dar piršto dydžio. Jo, šaknis irgi vystosi, augimo kugelis, aišku, irgi jisai eina į viršų ir matosi būtent tas pasmailėjimas, kas rodo, ar ne, kad jisai, nu, eina į viršų, jisai vėl linkęs tysti, tai realiai, kadangi tokios geros augimo sąlygos, ar ne, ir turim drėgmės ir šilumos, ir rapsas puikiai įsikabinės, yra dar drėgmės, ar ne? Nu jo, tai reikia dar tarpę žiūrėti, kiek jisai iš čia gali. Tai iš viso yra nejudinta, ten dar daugiau, bet čia netgi kur judinta yra dar lengva žemė ir jinai dar limpa, tai čia dar geros o čia turbūt tų cikado, ne, pažeidimai, kai 3 augimo kugeliai pasidaro. Jisai šičia gali būt ir tas, arba gali būti kažkoks tai mechaninis pažeidimas, žinai, neišlindo normaliai. Kas išprovokuoja, išprovokuoja šitą irgi nenormalų augimą. Žinai, kas man patinka, kad jisai neturi tų violetinių daug šaknų. Būna kartais iškelia tuos augimo kugelius ant tokio plevėsavimo. Taip, ir šitą tenka matyti ganėtinai dažnai. Tas atsitinka dėl to, kad šitą eilutę mes labai puriai išdirbam, ar ne, padedam ant purios žemės. Ir jeigu niekas nepaspaudžia truputį, ar ne, tai pakrenta. Tada realiai jo sėkla gaunasi pakabinta ir jisai toksai lankstomas gaunasi. O šičia to nėra tikrai. Jisai labai gražiai įsikabinės ir jis nesigavo pakabintas. Nu jo, visas kastuvas lenda beveik 20 cm, kuo puikiausiai. Čia ta prasme labai lengvai traukia. 8 litrai gal kuro gavos tik tais. Nu, ir toks rezultatas, ne? Realiai, idealiai šaknis auga. Čia mums iš po tų poros metų prasto rapso, tai kosmosas. Pagaliau smagu į laukus važiuoti. Jo, dabar tai fainai. Dabar tik tais jo nepersiaugint, kažkaip pasibandyti, bet čia... Va ir esmė dabar yra, kada turim jau tokį gražų startą, kada rapsas taip gražiai auga, ir šitas va. Jo, čia visi jie bus. Irgi tysta. Tai va čia dabar pagrindinis uždavinys, žinai. Čia žinai, kas dar galėjo, čia dar gal reikėjo, tiksliau pažaisti su sėjos normom. Nes čia kai bandymus sėjom, sėjom, nusireguliavom, žinai, kas keletą tik tais variantų reguliavomės, tai reikėjo gal, jų per daug čia yra. Bet šiemet vėl visi rapsai sudygo. Čia va tame yra bėda, kad visi sudygo. Labai minimaliai matom eilutėj, kur rapso nėra. Būtų, žinai, prastos kokios sąlygos ir džiaugtumės, kad pilna norma pasėjai. Kaip aš vėlyvesnės sėjos pasėjau, dar kelis šliužai nuėdė, dar kažką, žinai. Targa nežinau, suveikus.
Čia suveikia, tik tai čia matosi, kad buvo galima ir anksčiau atvažiuoti, ar ne? Nes čia puikus pavyzdys, kas būna, kai pavėluojam su targa ir nepadarėt. Čia grinai buvo, žinau, kokia gal 3 nakties pjovimas jau. Čia prieš, kai galvojom, kad baisiai lyt pradės, tai varėm, tai vat taip. Bet čia buvo ta naktis, kur realiai rasa nekrito. Galima važiuoti. Tie reti variantai, kada išpuola per Javapulkę kelias naktys be rasos. Nežinau, tai normaliai. Yra tų pelių atsiradę vėl šiemet. Bet nėra tiek daug, kada sėdavai tiesiogiai, ne? Ne, čia tai. Nes ten tą temą net neliečiu. Nenoriu ten jos prisiminti. Galvos skausmas tenais, ne kitaip. Jo, rezultatas gražus. Visiškai tolygiai tokios vadovėlinės eilutės. Tai va, čia kai žiūri, tai iš viso gal čia jau ant paskutinės kalibracijos, va, nu tai čia jų tiek negali būti. Jo. Vėl čia palei veislę labai įdomu bus pažiūrėti, kaip jie. Šitas pradės matytis truputėlį vėliau, dabar jos dar startė ganėtinai panašiam ir tų skirtumų kažkokių kol kas didelių ir nematysime. Truputį vėliau prasidės matyti skirtumai, kada vienos veislės toliau intensyviai augs, kitos veislės jau pristos su savo augimu, ir aišku visas pagrindinis skirtumas bus būtent pavasarį, kada regeneracija vienų greita. Jo, tada prasidės ir žydėjimo skirtumai ir viskas. Tai čia. Tada jau matysis detaliai tie skirtumai, o dabar kol kas tai tų didelių skirtumų nematysim. Žinai ką, jeigu kiekvieną veislę pasiimtumėm ir susipjaustytumėm, tai matytumėm ant augimo pugelio, kad vienų truputį jau daugiau smailėja, kitų mažiau. Va čia yra pagrindiniai skirtumai. Čia riba ir nepamenu, ar jau ten miksas toliau jau pasėtas. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gal? Da vieną yra. 8, tai yra čia visos kur. Dabar boras ir kiti mikroelementai buvo gavę 1 litrą. Dabar dar vienas kartas. Galvoju, ar pusę ar 1 litrą dar. Atiduot. Bet čia eilutės atvalo, tai jo. Super, pažiūrėk. Labai gražiai. Švaru, čia kiek va šiaudų. Ir vėl va regionų skirtumai, ar ne? Labai panašų rapsą mačiau irgi rugpjūčio 4 dienos sėje su Striptilu Kalvarijoje šią savaitę. Ir vėl regionų skirtumai, ar ne? Vėlgi viskas atrodo labai panašiai, išsivystymas. Bet ten buvo labai gausų pažeidimų, būtent ne šliužų, o pjūklelių. Lapai visi išskeletuoti ir jo buvo tikrai labai daug. Šičia aš to realiai nematau. Nepastebėjai ir tu turbūt pas save, ne? Ir kitose laukuose pjūklelio nebuvo, ne? Ten gal vienas kitas, žinai. Va čia va gal va. Jo. Kai paieškai. Šitie čia va iš vidurio išėstas. Šitie pažeidimai, bet jų čia pas save nėra. Reikia paieškoti jų. Nėra daug. Ir lapai realiai labai gražiai atrodo. Gal net ir piktžolių nereikės perpurkšti. Dar va vienas dalykas, kada šiemet labai gražiai pasisėjom su Striptilu, ar ne? Ir turim čia puikiai idealiai išvalytą vagutę nuo šiaudų ir grumsto, ar ne? Puikus sėklos guolis rapsui, bet kas šiemet atsitiko ir tikrai ne vienam ūkitas atsitiko, būtent va šitie va kauburėliai subėgo į vidų. Jie susiplovė į va šičia nuo to labai didelio kritulių kiekio. Čia realiai po sėjos. Ir kas atsitiko, žinai, atsitiko tas, kad dabar rapsas buvo pasėtas, standartiškai, 2-3, tenai gal 4 cm, bet po to suplovimo būtent rapsas dabar dygsta tenai, ten kur tas atsitiko, 6-5, o kitur net ir 9 cm randi.
Tai tikrai netipinis variantas. Čia realiai gavom po pat šitam lauke, pabaigėm sėti ir pradėjo lyt, tai čia 50 mm po sėjos iš karto ir per 4 paskutinės savaitės 150 gal. Kosminis kiekis. Jo, ir va, kiek, ką žinau. Gelbėjo tas, kad ražiena yra neskusta. Jo. Va, kiek jos, ne, iš karto suplovimui ženkliai yra sunkesnė situacija, tai šitas tikrai labai stipriai gelbėjo. Bus matyti čia, bet turint tokį rapsą, tai jau smagu. Ir va, čia buvo matyti ar sugulima, kažkas ar staptelėjimas, aišku, va pasideda tarp šiaudų, yra kažkiek, žinai, jau kur nebegeba, jau va kiek atvalė, jau tas rapsas va smulkesnis ir va tas gylis. O čia ražieninėm akiečiom važiavai? Ne, nevažiavom, nes buvo belia kaip sauso, žiauriai sauso buvo. Jo, bet, ražieninės akiečios būtų va, tik tai va tiem va plėmam ar ne padėję, bet jų... Kai žiūri dabar, tai čia tikrai gerai, kad ir nevažiavom. Aišku, gal būtumėm daugiau išprovokavę tų kviečių sudygimų, bet